Esu Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto lektorė Rasa Mekinkovienė. Žemės ūkis neatsiejamas nuo skaitmeninių technologijų, todėl jų integracija ūkininkavimo procesus yra būtina, siekiant išlikti konkurencingiems ir užtikrinti tvarų sektoriaus vystymąsi. Vilniaus kolegijos stiprybė – glaudus bendradarbiavimas su pažangiausiomis skaitmeninių technologijų įmonėmis. Dalyvavimas kartu su studentais, kasmet organizuojamose iššūkių laboratorijos, dėstytojų stažuotės, profesionalios skaitmeninio centro EDIH darbuotojų konsultacijos paskatino ir Vilniaus kolegiją žengti skaitmenizavimo keliu. Šiuo metu esame pakviesti prisijungti prie tarptautinio INACT projekto, kurio tikslas – skatinti reikšmingus ir tvarius pokyčius agro maisto sistemoje, stiprinti skaitmeninę transformaciją. Dirbant su skaitmeninimu yra labai svarbu taip pat pabrėžti, kad nuolatos privalo būti bendradarbiavimas tarp įvairių sričių. Tarp mokslo, tarp universitetų, tarp tyrimo institutų, politikos formuotojų, mažo, vidutinio ir didelio verslo. Todėl Europinių skaitmeninių inovacijų centrų vaidmuo čia yra labai didelis. Jie tampa koordinatoriumi, sujungiančiu visas žinias į vieną vietą ir iš tų žinių tuomet galima padėti ir sukurti papildomą vertę smulkiam ir vidutiniam verslui. Vilniaus kolegijoje startuoja atnaujinta ir unikali agroverslo technologijų ir skaitmeninių inovacijų studijų programa, orientuota į pažangių technologijų taikymą agroversle, skaitmeninių sprendimų integravimą ūkio veiklą bei inovatyvių ūkininkavimo metodų diegimą. Virtualios realybės technologijos tampa studijų proceso dalimi, ypač tokiose srityse kaip augalininkystės ir gyvulininkystės technologijos. Skatina studentų įsitraukimą, mažina mokymosi klaidų riziką realiose situacijose ir padeda pasiruošti praktiniam darbui. Skaitmeninių įrankių taikymas studijose atveria duris į modernę ir pažangę žemės ūkio praktiką, kuri yra būtina šiuolaikinėje, tvarioje žemdirbystėje ir gyvulininkystėje. Agroverslo technologijų ir skaitmeninių inovacijų studijų programa atnaujinta bendradarbiaujant su elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojais. Šiame fakultete mūsų studentai studijuos robotinių sistemų taikymą, automatizuojant ir valdant žemės ūkio veiklos procesus, bepiločių skraidyklių, dronų valdymą, surinktos informacijos saugojimą, apdorojimą, vizualizavimą ir robotinių sistemų valdymo korektūrą, pasitelkiant dirbtinį intelektą. Žemės ūkio įrengimų valdymą ir informacijos stebėseną nuotoliu, daiktų interneto technologijų taikymą. Žvelgdami ateities perspektyvas, sieksime nuolat tobulinti studijų programas, diegti naujas inovatyvias technologijas ir ugdyti specialistus, kurie ne tik prisitaikys prie pokyčių, bet ir juos inicijuos. Bendrai su partneriais vykdomi projektai apims tvarius sprendimus ir inovacijas, padedančias mūsų absolventams tapti lyderiais agroverslo sektoriuje.